Kaip sužinoti, ar jūsų dubens dugnas yra stiprus, ar jis yra, tai yra raumenys, ar ne dubens dugnas, stiprus ar atoniški, ar jie yra silpni. Tai mes padarysime dabar testą. Ką jums reikia daryti, tai vėl lenkiamės pirmyn ir užfiksuojame, kiek jums išeina pasilenkti. Lenkiamės pirmyn, užfiksuojame savo ir tuo pačiu lenkiamės atgal. Pasižiūrime. Dabar pažiūrėsime, ar jie yra silpni. Ką darote? Šiek tiek pritūpiame, rankas padedame ant kelių ir mums reikės 7 sekundės. Mes sutraukiam dubens dugno raumenis, ar ne? Tai yra anusą sutraukiame ir taip kaip norėtume mane ir tualetą, viską sutraukiame 7 sekundės kaip Kegelio pratimas, laikome. Ir įkvepiam. Ir per iškvėpimą sutraukiam viską. Laikom 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gerai, palaikiam. Ir dabar pakartojame testą, vėl pasižiūrime, ar kas pasikeitė. Pas mane akivaizdžiai pasikeitė, tai mano raumenys yra labiau silpni, nei jiems reikėtų elastingumą. Dabar šiek tiek pavaikštome ir nusinuliname. Nusinulinam ir dabar pakartojame testą. Vėl lenkiamės pirmyn, lenkiamės atgal, užfiksuojame savo ir darysime dubens dugno atpalaidavimą. Tai mums reikia įtūpti, įtūpiam. Ir viską atpalaidavus, taip patupėsime 7 sekundės. Tai yra nieko mes nesutraukiame, tiesiog ramiai pasėdime, atpalaiduojame dubens dugną, diafragmą ir skaičiuosiu iki 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atsistojame. Ir dar kartelį pakartosime. Pasilenksime pirmyn. Ir lenkiamės atgal. Tai mano netgi atgal lenkimasis pagerėja praktiškai. Tai gera žinia ta, kad yra vienas pratimas, kurio dėka jūs darysite 2 viename. Tai yra tiek stiprinsit, tiek diafragmai suteiksite elastingumą. Tai yra jūsų dubens dugno raumenys, jie turėtų būti ne tik stiprus, jie turėtų būti ir elastingi. Tai yra, ką reiškia, kai jūs įkvepiat, turite pajusti, kaip pas jūs čia toks kaip hamakas, ar ne, nusileidžia. Tai vat einame prie pratimo ir tuo pačiu pažiūrėsime.